Sveiki, šiandien pristatom Raikė gamintojo porą peilių, tiksliau vieną peilį, kuris yra dviejų versijų P188, P188B, tai yra black, juodos spalvos, juodos rankenos, juodos geležtės. Taipogi P188E, tai yra mėlyna geležtė, mėlyna rankena su sidabrinė geležtė. Ką galim pasakyti trumpai apie šiuos peilius, kad peiliams panaudotas yra D2 plienas, kuris pasižymi 59-61 ARC kietumo laipsnių, užtikrinančių ilgalaikį aštrumą ir patvarumą. Patogios G10 rankenos, kurios tikrai yra patogios, neslystančios ir ergonomiškos. Puikus sukibimas ir valdymas. Taip pat turim klipsiuką tvirtą prisisegti. Kągi, apie užraktą. Užraktas yra dvigubas, liner locker. Matot, neatsirakina, taigi turim antrą thumb up užrakinimą, ko pasakoje neleidžia liner locker atrakinti. Taip, kad turim dvigubą apsaugą. Thumb up pakeliam ir atidarimas yra fliperis. Puikiai viskas veikia, tikrai simetriškas peiliukas. Flipper. Ir liner lockeris, kaip sako, matom. Čia užsirakina, atsirakina. Paspaudžiam apsaugą, liner lockeris, viskas. Mes jo neužrakinsim, kol nenuleisim apsaugos. Kas dar apie šios peilius pasižymi tuom, kad geležtės tipas yra toks kaip kardo. Tikrai savitas stilius. Ir dabar šiek tiek skaičiukų apie juos. Bendras ilgis yra 214 mm, uždaryto ilgis yra 123 mm, ašmenų ilgis yra 91 ir ašmenų storis storiausioje vietoje yra 3,1 mm. Kaip minėjau, ašmenų medžiaga yra D2 plienas. Atidarimas fliperis. Sukamieji mazgai yra iš rutulinių guolių. Tikrai smagus peiliukas. Kiekvienas atras savo tinkamas spalvos derinį. Kas mėgsta nuosaikesnės spalvas, tamsesnės, tam puikiai tiks juodas. Kas mėgsta ryškesnės ir įvairesnės spalvas, tiks šitas mėlynos spalvos peiliukas. Taigi, dar jums trumpai parodom iš visų pusių, kad matytumėt, kaip viskas puikiai padaryta ir gražiai. Niekas niekur nekliba, viskas puikiai pagaminta. Taigi, šiam kartui tiek. Kam patiko šią apžvalgą, spaudžiam laiką. Taip pat užprenumeruojam apačioj mūsų kanalą, kad gautumėt
apie kitus Raike ar kitų gamintojų peilius apžvalgas. Taip pat mūsų kanale rasite daug apžvalgų apie žibintuvėlius. Irgi turit klausimų apie šiuos peilius, apie kitus peilius, kokių norėtumėt dar, komentuojat drąsiai, reiškit savo nuomonę ir iki kitų kartų. Iki.